Labą rytą. Kraunam grikius į bokštą, tiksliau į džiovyklą per valomąją, dar kažkiek prasivalo, nes 4% šiukšlių yra turbūt 2. Ir... O, kaip tai veža. Ir... Marius priegavo padirbėjęs, jau beveik dugną sudėjęs ir bortą. Tai aš čia biškį pavirnu, bet supratau, ką blogai padariau, tai atsikeušiau. Reikia įleisti, dabar reikia atsižymėti čia, iškai įleisti aną galą ir suvirinti, kaip čia ir suvirinta į krūvą. Kaip sakoma, 10 kartų matau vieną pjauką, ne, aš paskubėjau. O grikius keliam į džiovyklą dėl to, nes fasuosim iš džiovyklos. Nu va, taip turėtų būti. Čia iškelta, ne? Gražiai. Laba, galim prisivirinti, gal dabar tas šašus reikia nusišveisti. Grikiai valos. Pradedam pasuoti, pilna džiovykla neina. Neina paleisim automatinę. Reikia porcijų porą nuleisti, tada jis automatinį padaryti, nes man rankinę padariau. Padaryta, tai padarė vyrai. Iš konteinerį. Jūs geras namuksit, triukšmą nebėra tokį nežiovyklą ant viršaus. Ir šviesiau. O, kadangi nubėga porą porcijų, galim padaryti vėl automatinį. Džiovyklas į džiovyklą. Gerai. Suganė Ignai. Čia sklendė dariniai. Išgi. Nu, pasversim, kiekvienas maišas sveri. Įliam. Štuką 2. Nu, pasimelsim, lemba, visi, kad neusikišom. Štuką 3. Nes jeigu užsikišom, tai liūdni reikalai. Užsikišom. Jo! Užsikišom duobę. Ir kaip tai nutiko, neaišku. Kažkas užstrigo. Jo, užsikišom duobę. Noriu jos gedimas. Vienu žodžiu. Reikim kaušo, krapštyti. Nu, vien taip ir gyvensim. Einam gerai padaryti į tą. Ir kodėl įsikiša, neaišku.
Šiaip nenorėčiau visų išleisti, bet neįsiu to uždaryti. Daug ir pasilik čia, nes manau, reikės antrą kartą, jeigu neaišku, kas buvo. Va, tai tau lemba diržas, vėl įsikišam, diržas buksuoja. Tai va taip, buvo mūsų įkišę, įsikrapstam duobę. Ir paskui vėl užsikiša kažkodėl. Niekas nežino kodėl. Tai va tokios takelės. Tai realiai 2 maišus su rankytėm iškasėm. 2 valandas sugaišom, ar 3. 2 valandas sugaišom. Na ir džiovykla labai jau tuščia. Kiek mes 11 maišų išpasavom, nu tai to 2 reiškia. Dar 2 maišus su rankom iškasėm. Tai 14-13 maišų džiovykla. Maišai po toną 200. Tai va, svečių, man atrodo, 18 telpa. Ar 19. Na va, daspėjom prie priekabos, užbėt savo broką ištaisyti. Čia sujungiau viskas gražiai. Ir čia užvirinau jau. Geras dalykas spaudėjęs toksai. Na ir čia kažkaip reikės privirinti. Į tą tarpą kažkaip reikės prispausti. Nu va, reikia kaušą nusiimti. Ne į tą pusę. Ojej. Ir reikia varyti atgal į angarą, nes papasakosiu vėliau. Oi, tas ekskavatorius dievo kūrinys tikras.
song's a remix of everything that has been. Then let me just go back. Kadangi eskavatoriaus dalis bus nuo 3 iki 4, 5 tiksliau, tai reikia sumušti virinimą. Tai iš dugno prisisegiau ten, kur reikėjo. Nu ir dabar reikia suvirinti viską. Paskui šiandien spėsiu. Tai reiks bortą daryti, turim spinas. Tokias. Upon the shoulders of giants, I've got a long way to drop. Oh, I never get here on my own. The view from the top. Nu, su dugnu viskas. Su dugnu viskas. Suvirinta. Dabar liks bortas. Bortas bus žemesnis negu šitie visi. Ir reikės padaryti tuos visus vyrius. Galim pašnekėti apie ekskavatorių. Taip, su ekskavatorius problemas tokias, kad surinkau aš jį. Jis dirba, važiuoja, bet tepalas leidžia. O problemos yra tokios, kad čia, kur yra šitie vamzdukai, pro jos leidžia tepalą iš bloko. Tai kur tos yra spiroklės, jos yra sugadintos, sugadinau, tiksliau, jų neina taip paprastai suspausti, kišau zateškę ir neužstriga, paskui bandžiau nudeginti, tai atkaitinau spiroklės, jį nebesuspaudžia. Plus gumelės, turbūt jau šiknuotas gumelės, tai jau sakėm šitą tos vamzdukus, spiroklės ir gumelės naujas. Tai bandysim pakeisti, nenuėjim ant galvos, kažkaip tais nuvarą tepalą tikrai stipriai. Tai šiandien atsiūs vakare ir rytoj turbūt darbuosimės ties tom. Tos spiroklės turi prispausti tą apatinę gumelę prie bloko ir kadangi taip nevyksta, jinai yra laisvoka, tai jinai leidžia tepalą. Šoninį bortą darysim mažesnį, maždaug 5 somus. Senasis irgi 5 buvo, tai o čia dar tiek įsikėlė, nes vis pirma bus sunku uždaryti tokį didelį bortą. Ir antras dalykas, kai versi priekabą, jisai toks remsis į žemę ir laužys tos visus vyrius ir šitą. Tai va, bandom gaminti bortą. Tai davo 4 comai borts iki čia bus. Dabar jau, kadangi arčiau 5, tai jau tvarkomės. Ale lempas sudėtas, imitacija tik tais. Laidą tik prativedžiau pro rėmą ir viskas. Eskavatoriaus dalis gavom. Ir biškį ne to, ko norėjau, ko reikėjo. Nežinau, tikimės, kad ten dar, kad paeis, padarys to, ką turim. Su to, ką gavom ir su to, ką turim. Pasuojamės ir vėl, kadangi vakar lėnę pasavom, o užvakar užsikimšom kiek ten kartų.
Reikia elevatorių tvarkyti, kažkas elevatorių yra blogai. Tikrai yra blogai, nes dabar jis dar neusikišom, bet kaušelį įdomiai eina. Eina, paduot dozę, dar vis eina, kaip pilną dozę duoda, pristoja elevatorius ir vėl normaliai pradėt sukti. Taip kartojas. Tai mums dar reikia 4 maišus, man atrodo, išfasuoti, tai kad tik viskas būtų gerai. Nelabai čia nori kankintis. Nes duobė drėgna. Grikiai irgi švaistomi tada. Rankeną patraukiam. Kondicionierius atsirado. Namelis susitvarkė. Pradedam. Nu ir paskui prisipildom maišą, rankeną uždarom. Ateinam čia mygtuką paspaudžiam, kol nuveža. Maišą vėl atvažiuoja. Bereikalingai elektras nevaryti, nenaudoti ir elevatorių taupyti. Nes vis tiek, kad jeigu rankena ten sklendę reguliuoja viršuje džiovyklą paduoti ar į iškrovimo vamzdį. Tai jeigu sklendę nulenksi vis tiek į džiovyklą, tas elevatorius vis tiek suka bet kokiu atveju. Ir tai gali inicijuoti įsikimšimą vis tiek. Įsikišimą, ko eigoje vėl reiktų dirbti su kibrais. O ir bortą pasidarėm. Ignelis skeles užlopiai. Taip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dar 3 maišai bus 22 maišai, jie nebus fūra. Gražu. Išpasavom 23 maišus, gana palikti elevatorių ramybę ir reikia tvarkyti kažką. Nu, ne, vėl atėjo tavo laikas. Ir tu gal su žieminiais drabužiais kiekvienai? Ne. Va, mama atsiuntė šituos. O aš prašiau tų dangtelių. Nu, čia tie dangteliai yra. Tiek, kiek nuserdėm, turėtų mums teoriškai užtekti pakeistos dangtelius su gumeliam. Teoriškai. Praktiškai bus matyti. Nu, vieną išėmė. Mindaugs. Kas laužyti vėl? Arba antrą. Va, mums šitų reikėjo dalykų. Kušių? Čia dangteliai yra šitiem. Tai jau pasirodo, Mindaugas kaip dėja suplėšęs tą gumelę. Ne, šiaip kaip čia dabar suplėšė tą gumelę. Kaip čia mes ją įdėjom, aš ją įdėjau. Aš žinojai, kad savaitgalį Kinijai parodai. Naujas tarpinius. Šedukai, spiroklės, o dangtelių nėra. Nu, čia turbūt tas nesusišnekėjo tvarkingai, dėl to taip ir gavosi. Nu, pribrendom tokį planą. 8
vėlą sudėti nuo kempo, į spiruoklę suspausta ir paskui nukirpti. Nes kas buvo prieš tai buvo prieš tai darytos su zateškėm, zateškės storos, jos sustrikdavo ir būdavo viskas po lempą. Gerai? Gerai. Tas tegu būna, ne? Jeigu laikyti. Tai va taip, dabar iš anos pusės dar padarysim. Tai va taip, suspaudžiam su 8 vėla. Spiruoklė, nes jinai šiaip būna ilga. Nu, bandyt toliau įdėti. Ta eskalatorių baigta, aparatus keisim. Patai. Nu tai ką, dviem mašinom pakeitėm radus. Suvėrinom šiandien tą bortą. Ignas kartą atpėjom. Apšveitė. Ekskavatorius sutvarkytas. Priekaba eina į pabaigą, liks lempos ir dišlius. Girtuoklės, nes jisai visai girtas, kaip sakot. Ir viskas. Tai tam kartui ačiū, kad žiūrėjot. Laikinkit, subscribinkit, komentuokit. Dėkui, iki.